Labadiena, esu Povilas Stalioraitis, atstovauju UAB Enerstena. Norėjau trumpai pristatyti mūsų gamybinio pastato rekonstrukcijos BIM projektą. Trumpai apie įmonę, tai UAB Enerstena tai yra gamybos, viena didžiausių energetikos įmonių Lietuvoje. Jinai užsiima biomasės deginimo technologijomis atsinaujinančioj energetikoje. Turime sukūrę savo technologiją, įsteigę mokslinių tyrimų centrą, projektuojame gamybinius, energetinius objektus, taip kaip biokuro katilinės ir panašiai. Reiškiasi, mūsų UAB Enerstena yra kaip grupės įmonė ir ją sudaro keletas įmonių, tai yra Enerstena gamyba, Enerstena projektavimas dabar jau įkurtas nuo balandžio mėnesio pradžios ir Enerstena valdymo sistemos. Tai yra grupė įmonių ir mes esam viena kaip ir departamentas vienas ir dabar jau atsiskyrėm į atskirą įmonę. Tai įmonė irgi įdiegtos visos naujausios 3D programos ir su jom bandom daryti BIM. Norėjau šiandien pristatyti gamybos pramonės paskirties rekonstravimo projektą. Tai yra, projekto tikslas buvo esamam pastate, avarinės būklės pastate, pastatyti, suprojektuoti ir pastatyti per 12 mėnesių 5 MW kogeneracinę biokuro jėgainę. Tam tikslui reikėjo įrengti 3 biokuro katilus po 10 MW. Jos bendras projektuojimo pastato plotas sudarė maždaug apie 5,5 tūkstančio kvadratų. Reiškiasi, su kuo mes susidūrėm pradžioje, tai reiškiasi, mes turėjom esamą konstruktyvą ir mums reikėjo nuspręsti, kaip mes galim savo technologiją, savo technologinius sprendinius, kuriuos mes patys projektuojam, įdėti į pastatą. Tai reiškia, kokiu pastato dalį mes turim nugriauti, kurią rekonstruoti, kurią naujai dastatyti. Buvo čia parodyta, kokios buvo programos naudojamos, architektūros dalis, konstruktyvo dalis, tai yra pastato konstrukcijos buvo atskirai daromos ir technologijos aprišimas, konstrukcinė dalis. Kadangi UAB Enerstena yra energetinė įmonė statanti biokuro katilinės, didelį dėmesį mes skiriame savo įrangai. Mes ne tik tai projektuojam, statom objektus, bet mes kuriam savo įrangą, mes modeliuojam savo įrangą. Tai mes tam naudojam SolidWorks ir Visual Design programas. Mes turim mokslo tyrimo centrą, kuris sukuria technologijas, tada konstruktoriai suprojektuoja pačią įrangą, atiduoda jau mum į projektavimą modelį ir mes toj pačioj aplinkoje technologai, šilumininkai, technologai dėlioja ir kuria sistemas. Tai yra jau tada vyksta projektavimas, esterinis projektavimas, kaip sakom. Kas buvo atlikta prieš projektavimą, tai buvo atlikta pastato tyrimas esamas, buvo perbraižytos konstrukcijos esamos, padaryta fotofiksacija. Kur mums pasinaudojo tas BIM, tai informacijai keitimusi su užsakovu. Pirmoji stadijoje, prieš projektiniuose, reiškiasi, lygmenį. Mes nežinojom, dėliojom įvairiausius variantus, turėjom savo įrangą, galėjom ją įkomponuoti ir taip, sukurti ir taip. Mes ieškojom optimaliausio varianto. Buvo labai daug bendraujama su užsakovu, kadangi turėjom techniniam projektui parengti tokio sudėtingumo projektui tik tai 3 mėnesius, mes tą įgyvendinom. Ir užsakovas yra šiai dienai labai patenkintas. Kaip matote, čia yra mūsų kuriama gamybinė įranga ir sistemos. Pagrinde projekte buvo derinamas
šilumos gamybos technologijos, pastato konstrukcijų, technologinio konstruktyvo vamzdynų, dūmų kanalų atramų projektavimas. Kadangi tokio tipo pastatuose šitos sistemos užima daugiausiai laiko, daugiausiai žmogaus valandų atima. Aišku, kaip čia kolegos sakė, reiškiasi, buvo sugeneruoti automatiškai žiniaraščiai, kurie projektavimo eigoje buvo tikslinami. Mes galėjom į pirkimų departamentą atiduoti kiekius, kurie ankstyvoje stadijoje projektavimo galėjo užsisakyti medžiagas ir ne tik statybinės, bet ir technologinės, vamzdynus ir kitą metalą. Taipogi BIM pasinaudojo, kad ne tik tai medžiagų užsakymui, bet ir leido operatyviai parinkti rangovą. Matydamas rangovas vizualinį vaizdą, kiekius, jisai iš karto gali jau vykti dėrybos. Taip pat informacija buvo naudojama konstrukcijų elementams bei technologinių vamzdynų stipruminiam skaičiavimui ir vamzdynų naudojimų ciklų nustatymui skaičiuoti. Kadangi mūsų departamentas projektavimo daugiau tą BIMą traukiam savo įmonėje ir bandom, reiškiasi, įdiegti į visą bendrą grupės, į Enersena grupės įmonės, mes BIMą naudojom prieš projektinėje stadijoje, techninio parengimo stadijoje, darbo projekto stadijoje. Atidavėm visą modelį į statybos aikštelę. Kiek jie ten žiūrėjo, mes matėm, taip žiūrėjo, buvo su planšetais, žiūrėjo vizualiniai, tikrinosi kažkokius tai detalės, bet mes negalėjom kontroliuoti ir grįžtamo ryšio iš jų kaip ir nesulaukim. Statybos vis dar vyksta, mes tikimės padaryti S-Build dokumentaciją pagal jų pastabas. Aišku, automatiniai žiniaraščiai čia buvo, clash detection principas, buvo žiūrima, kur susikerta konstrukcijos su technologija. Tai va, kaip minėjau, skaidriai rodo, kad mes sukuriam įrangą, projektuojam ją, sukuriam technologiją, suprojektuojam konstrukcijas, architektūrą, užsakom gaminius, vykdom statybą ir atiduodam modelį į eksploataciją.